Ramybė su jumis, ar ne? Aš esu vokietis, ar ne? O čia Lietuvoje būtent pradžioj buvo, kai kurie dalykai buvo labai keisti. Man kaip užsieniečiams, žinai, čia yra gal nieko blogo nėra, bet kaip lietuviai sveikinasi, žinai, čia yra kartais aš galvoju, išduoda, kas jiems yra svarbu. Pavyzdžiui, sveiki. Čia sveikata labai svarbu, ne? Sveiki, ar ne? Ir man kartais yra labai keista, pavyzdžiui, atsakymas ir kaip gyvas, pavyzdžiui, koks atsakymas? Kaip gyvas? Po truputį. Man kaip užsieniečiam, kokia nesąmonė, ne? Kaip galima būti po truputį gyvas, žinai? Čia yra kaip po biškį neščia, arba taip, žinai, tai neišeina, kaip gali būti, žinai, tai biškį keista. Būna tokie dalykai, ar ne? Tai, o kaip žydai sveikinasi? Šalom. Sako šalom. O šalom tai yra, išvertus, tai yra ramybė, ar ne? Tai yra taika. Bet čia yra daugiau negu tik tai, kad šalom, kad nekovotume, kad būtų ramybė, kad nebūtų karo, bet čia yra žymiai daugiau. Tas šalom, kur mes ir skaitome būtent šventame rašte, apgrėbė žymiai daugiau. Čia šalom yra viskas savo vietoj, viskas tvarkoj. Ja? Kad viskas būtų taip, kaip turėtų būti. Kai aš linku šalom tau, tai aš linku tada, kad tavo gyvenime viskas būtų savo vietoj, kad tu būtum patenkintas, toks jausmas. Viskas gerai, viskas tvarkoj, viskas savo vietoj, viskas grįžo į savo pirminį padėtį, į savo pagrindinį funkciją atlieka ir tai yra fantastika. Ta prasme irgi, kai kūnas serga, tada kažkas netvarkoj, ar ne, su kūnu. Ir kai aš linku šalom, tai ir linku, kad tu būtum sveikas. Ir kai santykiai negeri, ir linku šalom, kad ir santykiai ir būtų geri, kad viskas ir būtų tvarkoj. Ar ne, tėvai su vaikais, arba vyras su žmona, kad viskas būtų kaip turėtų būti. Šalom, čia yra toks labai apimantis žodis, kuris iš tikrųjų žymiai daugiau giliau kalba negu tik tai, kad, sveiki, ar ne? Taip, galima taip pasakyti. Aš nenoriu nužeminti. Mes vokiečiai, mes tikrai neturim geresnio varianto, bet šalom tai yra jau žymiai daugiau, ar ne? Vieną kartą aš įstojau į Biblijos koledžą, ten 3 metų man reikia mokytis ir kai įstoji ir kiti ten kolegos irgi ten įstojo, ar ne, tu nieko nepažįsti, ten visų pirma reikia susipažinti, ar ne, duodu ranką, sakai savo vardą, čia aš esu Eduardas, ar ne, o kitas vaikinas man atsako ir sako, aš sakau, Eduardas, koks tavo vardas, sako, ramybė su Dievu vien per Jėzų Kristų. Sakau, mes esam Biblijos koledže, dabar žinau, tu dabar, aš neklausiu tavo įsitikinimo teologinio, žinai, tai koks tavo vardas? Ramybė su Dievu vien per Jėzų Kristų. Kokia pavardė? Rousseau. Ką jūs pagalvotumėt, jeigu kažkas tai pasakytų jums? Parodyk man pasą. Jis ištraukė savo pasą, jis buvo jau pripratęs. Ten parašyta pase. Vokiečių kalba, aš tik verčiu. Ramybė su Dievu vien per Jėzų Kristų. Pavardė Rousseau. Aš sakau,
nežinau, ar čia yra dirbtinas, žinai, toks pasas, žinai, tai mes esam dabar krikščioniškame atmosferoje, žinai, tu man čia nori kažką, žinai. Nes sako, ne, čia yra mano vardas. Aš žinau, kad Vokietijoje negalima. Sako, aš esu vienintelis Vokietijoje, kuris turi tokį vardą. Bet tai negalima turėti čia Vokietijoje. Sako, aš negimau Vokietijoje, aš gimau Pietų Afrikoje. Ir ten buvo galima. Ir kai ir mano tėvai yra, arba mano tėvas yra iš Vokietijos, kai mes grįžom ir neseniai grįžom į Vokietiją, tai buvo didelis dokumentacija ir taip, kad teismas man leistų turėti šitą vardą. Ir tikrai iki šiol jis vienintelis, kuris turi tokį vardą Vokietijoje. Ramybė su Dievu vien per Jėzų Kristų. Sakau, kaip man kreiptis į tave? Užtenka pirmas žodis ramybė, žinai. Ramybė. Vokiškai skamba originaliai vokiškai Frieden mit Gott allein durch Jesus Christus. Frieden. Ramybė. Tai mes ir tada ir taip kreipiamės. Ateina ramybė dabar į mūsų tarpą, žinai. Jis atėjo, žinai. Čia yra ramybė su Dievu. Ir apie tai noriu šiandien kalbėti. Tai yra viena iš mano mėgstamiausių temų. Ramybė su Dievu. Tai ir nuostabu. Skaitysiu, būtent pagal vieną eilutę yra jo vardas, tai yra Romiečiams 5, pirma eilutė. Laiškas Romiečiams, 5 skyrius, pirma eilutė. Taigi, išteisinti tikėjimu, turime ramybę su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Aš skaitysiu iki 11. Kad visas tekstas yra apie tai, aš šiandien kalbėsiu. Per kurį tikėjimu pasiekime tą malonę, kurioje stovime ir džiaugiamės Dievo šlovės viltimi ir ne vien tuo, bet taip pat džiaugiamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas ugdo ištvermę. Ištvermė patirtį, patirtis viltį, o viltis neapvilia, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse per šventąją dvasią, kuri mums duota. Mums dar esant silpniems, Kristus savo metu numirė už bedievus. Vargu, ar kas sutiktų mirti už teisųjų, nebent kas ryžtųsi mirti už gerą darį. O Dievas mums įrodo savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai. Tad dar tikriau dabar, kai esame išteisinti jo krauju, mes būsime per jį išgelbėti nuo rūstybės. Jeigu, kai dar buvome priešai, mus sutaikė su Dievu jo sūnaus mirtis, tai tuo labiau mus išgelbės jo gyvybė, kai jau esame sutaikinti. Negana to, mes giriamės Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuriuo esame sutaikyti. Taip, čia yra toks tekstas. Apaštalas Paulius ne visada taip lengvai rašo. Kai aš skaitau, biškį toks sudėtingas tekstas. Apie ką jis dabar kalba? Pirma eilutė gan lengva, ar ne? Ten ramybė su Dievu vien per Jėzų Kristų. Čia yra aišku. Aš manau. Bet ir toliau biškį ne taip aiškiai, aš pabandysiu tai daugiau išskleisti, paprasčiau pasakyti. Iš tikrųjų bus 4, kaip yra punktai. Pirmas
dalykas, apie ką apaštalas Paulius čia kalba. Jis sako, mes turim ramybę su Dievu. Va, tai yra labai svarbu. Ir tada jis kalba apie tai, kad mes turime ramybę, antrą eilutę, per kurį tikėjimo pasiekime tą malonę, kurio stovime ir džiaugiamės Dievo šlovės viltimi. Jis sako, mes turime ramybę dėl ateities, kas mūsų laukia, dėl rytojaus. Mes turim šiandien ramybę dėl to, kas bus ateityje. Mes turim viltį. Ir kai Biblija kalba apie viltį, kalba visada ne apie tokį, kad aš viliuosi, aš tikiuosi, kad bus, bet kažin kas, ar bus, ar nebus, bet aš galvoju, kad bus. Bet Biblija kalba apie tai, kad aš žinau ir aš turiu pamatą. Aš ant pamatų stoviu, čia yra pažadas Dievo ir aš žinau, kad tai bus. Viltis yra, aš dar nėra, bus ateityje, bet Dievas pažadėjo, aš puikiai 100% žinau. Ir esu ramus dėl to. Va čia yra tikra viltis. Ir sako, mes per Jėzų Kristų turime susitaikymą su Dievu ir todėl mes turime ramybę, kas mūsų laukia ateityje, kas bus danguje. Kad mes būsime ten. Jeigu dabar šiuo metu tu esi susitaikęs su Dievu, tu gali būti tikras dėl amžinybės. Tikras dėl, kad tu pateksi į dangų. Man tai yra vienas iš nuostabiausių pažadų, dėl ko aš gyvenu. Čia yra džiaugsmas, didelis. Aš žinau, kas manęs laukia. Po mirties, kur aš pateksiu, bus dangus. Aš tiksliai sakant, aš negaliu labai apsakyti, kas ten bus danguje. Biblija nedaug kalba apie dangų, bet ten bus nuostabu, ten bus gražu, nebus ašarų, ten bus džiaugsmas, ten bus pilnatvė, ten bus ramybė, ten bus tikrai gerai. Ten bus mūsų viešpats Jėzus Kristus. Pamatysim. Ten bus geriau, mes būsim laimingi, negu dabar šioje žemėje. Tikrai taip bus. Kai kurie žmonės, mes gyvenam dabar čia Lietuvoje, ar ne, yra katalikiškas kraštas, ir daugelis ir sako, žinai, tu arogantiškai kalbi. Kaip galima būti toks tikras, kad tu būsi danguje, žinai. Aš tikiuosi, kad Dievas atsižvelgs į mano darbus ir jis bus gailestingas, myli ir todėl ir mane leis, bet kažin, niekas negali žinoti. Bet Biblija sako, kad tai galima žinoti. Ir todėl mes galim šiandien ir džiaugtis. Ir apaštalas Paulius sako, čia yra mano viltis, mano neviltis ta prasme, kad kažin kas bus, bet tai aš žinau, kas bus. Ir todėl aš galiu būti ramus. Nepergyventi. Dėl ateities. Ir todėl, jeigu tu esi susitaikęs su Dievu pakeliui, daugelis yra, ar ne, mes galim būti ramus. Ramus. Ramybė su Dievu. Ir dėl ateities. Bet ir jis sako, mes galim turėti antras punktas, ramybė dėl dabarties, dėl šiandienų. Skaitome 3, 4 ir 5 eilutę dar kartą. 3, ir ne vien tuo, mes taip pat džiaugiamės, dabar, kaip pas jūs parašyta, kad mes laimingi būsime, ar ne, viskas sekasi, ne. Džiaugiamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas ugdo ištvermę patirtį, patirtis viltį,
o viltis neapvilia. Nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse per šventąją dvasią, kuri mums duota. Jis sako, klausykit, kai mes čia gyvenam šioje žemėje ir bus sielvartos, bus problemos, bus iššūkiai, nebus viskas sklandžiai, bus ligos. Kai mes vieną giesmę giedojom, ar ne? Kalbėk man naktyje. Va, čia yra žmogus, kuris labai pergyvena. Turbūt tas rašytojas, ar ne, ir naktį negali miegoti, tada kalbėk man naktį. Aš meldžiuosi, kad leisk man miegoti ir nekalbėk man naktį. Leisk man miegoti. Bet kai mes senstam, ar ne, ligos daugėja, mūsų kūnas silpnėja, nebūna taip, kad viskas džiaugsmas ir mes trykštam iš džiaugsmo. Ne, tai yra iššūkiai. Bet apaštalas Paulius sako, jeigu tu turi ramybę su Dievu per Jėzų Kristų, tu gali būti ramus ir dabar. Nors aplink tave siaučia audra, nes nors yra problemos, yra iššūkiai, yra darbe, yra problemos, gal yra santykių iššūkiai, ar ne? Bet tu gali likti širdyje toks ramus. Dabar. Ne tik ten vieną dieną bus ramus, bet jau dabar tu gali būti ramus. Ir netgi džiaugtis širdyje. Nes tu žinai, kad viskas tvarkoje šiuo metu su Dievu. Ir iššūkis, kuris dabar yra, tai yra iššūkis. Aš galiu paprašyti Dievo pagalbos. Aš galiu atsiremti į jį. Ir tikrai tai nelengva. Aš nenoriu pasakyti, kad mes visada su šypsena, tai siaučia audra, bet man čia gerai. Ne, čia aš nekalbu apie jausmus. Mes turim jausmus ir jausmai mus ir apima. Bet širdį mes žinom, kad Dievas yra su mumis. Jėzus, kai jo geriausias draugas, vienas mylimiausias draugas, numirė, ar ne, Lazarus, jis žinojo, kad jis numirs. Jis stovėjo prie kapo ir verkė. Jis buvo apimtas jausmais. Ir tada jis ką pasakė? Dieve, dėkoju tau, kad mane visada girdi. Ir tada pasakė, Lazarau, išeik. Čia yra, matot, yra du dalykai. Vienas yra jausmai, kur mus apima, kur ašaras spaudžia. Ir kitas žinojimas, Dievas yra su manim, jis girdi mane, jis ir aš, mes esam komandoj, mes viskas tvarkoje. Suprantat tokį dalyką? Tai yra tokia ramybė, šalom, kur pasaulis nežino. Apie tą nieko negirdi ir nepatyrė. O mes patyrėm, mes žinom, tai mus ugdo ir mus veda dar arčiau prie Dievo. Nors yra problema. Ramybė su Dievu dėl ateities, dėl dabarties ir dėl praeities. Kas buvo vakar? Kiekvienas turi iš mūsų istoriją, ar ne? Mes gyvenom, kartais negerai. Bet jeigu tu turi ramybę su Dievu, jeigu tu esi susitvarkęs su Dievu reikalą, žiūri atgal ir ten buvo tavo istorija, bet ta istorija nebeturi įtakos tau šiandien. Yra nauja pradžia. Yra nauja viltis.
Tu esi ramus dėl to, kas buvo praeityje. Nesakau, kad nėra pasiekmės, kažkiek pasiekmių ir bus šiandien. Bet šiaip tu esi viduj ramus dėl to, kas buvo. Ir taip ir praėjo. Dievas man atleido. Viską, ką aš blogai padarau, kur aš pražipsavau, kur aš žodį, kurį aš ištarau ir po to ir galvoju, blogai, kodėl tai išėjo, ar ne? Kodėl pasakiau, kodėl taip padarau, kodėl vėl taip vartoju, kodėl vėl taip pirkau, kodėl šitą paimau, kodėl aš ėjau ten, kodėl aš tą padarau. Visa ta kaltės jausmai, kurie ateina, sako, gaila, kaip tu išvaistai savo laiką, ką tu padarai praeityje. Jeigu tu turi ramybę su Dievu, jeigu tu esi susitaikęs su Dievu, apaštalas Paulius sako, tad turi ramybę dėl praeities. Ir tai mane pradžiugina irgi labai. Ne tik dėl to vieną dieną aš būsiu danguje ir viskas čia užnugarį, ar ne? Aš turiu ramybę dabar, nors siaučia audra, aš turiu ramybės dėl to, kas buvo praeityje. Ir kas labai toks mane stulbina, yra, kad jis sako, mes esame išgelbėti, mes turim ramybę dėl Dievo rūstybės. Pažiūrėkite į 9 eilutę. Tad dar tikriau dabar, kai esame išteisinti jo krauju, mes būsime per jį išgelbėti nuo arba iš ko? Iš rūstybės. Kieno rūstybės? Dievo rūstybės. Pirma eilutė taip pat yra, per Jėzų Kristų mes turim ramybę vien per Jėzų Kristų. Ramybė su Dievu. Palauk, ar tai reiškia, jeigu aš neturiu ramybės su Dievu, aš kovoju su Dievu? Taip. Tu kovoji su Dievu, jeigu neturi ramybės. Jeigu nesi susitaikys per Jėzų Kristų, tu esi Dievo priešas. O Dievas, kas jis toks? Visagalis, visažinis, visatos kūrėjas, tavo kūrėjas. Jis ne žmogus, jis ne angelas, jis yra Dievas. Jam priklauso viską, jis viską gali daryti. Ir tu kovoji prieš jį. Kas laimės? Tikrai ne tu. Dievas pyksta, taip sako Dievo žodis, ir tai retai girdime mūsų laiku. Dievas yra meilė, jis yra meilė. Per Jėzų Kristų jis myli tave ir jis suteikia tau galimybę išsigelbėti, bet jeigu tu atmeti Kristų, virš tavęs, kas yra Dievo rūstybė, Dievas rūstauja, nes jis pyksta ant tavęs. Kodėl? Nes tu esi nusidėjėlis. Ir tai yra tokia tiesa, kur mes kaip retai ir išgirstam, tikrai taip. Be Jėzus esu pražuvęs. Be Jėzus aš gyvenu pavojingai, nes Dievas pyksta ant manęs, nes aš nusidėjėlis. Noriu įrodymą? Pasakysiu, ką Jėzus pats pasakė Jono Evangelijoje, 3 skyriuje, paskutinta eilutė. Jono Evangelija 3 skyrius, 36 eilutė. Tada skaitome, kas tiki sūnų, Jėzų, ne? Turi amžiną gyvenimą. Tarp kitko, čia yra parašyta, turi amžiną, neturės vieną dieną, bet jau turi amžiną gyvenimą. Todėl mes turim tą
didelę viltį, ar ne? Kas tiki Jėzų, kas tiki sūnum, turi amžinai gyvenimą. O kas netiki, dažniausiai sakom, gyvenimo nematys. Jis nepateks į dangų. Bet čia yra daugiau parašyta. Gyvenimo nematys, ant jo pasilieka kas Dievo rūstybė. Ant to pasilieka, jis ir dar vis yra Dievo priešas. Dievas kovoja su juo. Ir todėl vien per Jėzų Kristų mes turim ramybę, mes nebekovojam su Dievu. Dievas ne mūsų priešas, Dievas mūsų sąjungininkas, mūsų draugas, mūsų komandos narys, arba mes esam jo komandos narys, mes esam jo šeimos narys, mes esam su juo, bet tik vien per Jėzų Kristų. Kitaip ne. Ir kas atmeta Jėzų, ir kartais aš girstu, ne kartai, ar ne? Aš meldžiuosi Dievui, einu į bažnyčią, rožančiai ten meldžiuosi, einu į išpažinti ir prie ko ten Jėzus? Aš tiesiai pas Dievą, ką? O Dievas sako, jeigu tiesiai pas mane, aš rūstauju, tada mes kovosim. Ramybę tu gausi vien per Jėzų Kristų. Kitaip bus tau šakės. Kitaip nebus. Tai yra labai svarbi tiesa, kur mes turėtume ir transliuoti tiems žmonėms. Iš vienos pusės reikia paskelbti gerą naujieną. Jėzus myli tave, Jėzus yra tau išgelbėjimas. Išgelbėjimas nuo ko? Nuo pražūties, bet kas tave mes į pražūtį? Dievas. Dievas gali tave mesti į pražūtį ir jis tai padarys. Mes kartais sako, Dievas, jis nekenčia nuodėmę, bet nusidėjėliai myli. Jis myli visus, taip, bet mes vėliau gale ne tą nuodėmę į pragarą, o tave į pragarą. Nes tas, kuris daro nuodėmę, jis kenčia. Jis priešinasi. Ir aš esu nusidėlis. Ir tu? Mes nesam geresni, ar ne, žmonės, bet todėl Jėzus Kristus mums taip yra svarbu. Be Jėzus mes esam pražuvę. Mes neįsime į dangų. Turėsime priešą Dievą ir tikrai neturėsim ramybės. Vien per Jėzų Kristų turim ramybę. Ir Dievas parodė savo meilę tuo, čia ir sako, kai dar mes buvom nusidėjėliai, ar ne? Romiečiams 5 skyrių, reikia vėl grįžti. Aštuntą eilutę, ar ne? O Dievas mums įrodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebe buvome nusidėjėliai. Dievas sako, vienintelis išėjimas iš tos bėdos yra, man reikia siųsti Jėzų Kristų, man reikia paaukoti savo sūnų. Kaip avansą jau į priekį, kad visi suprastų tikrai rimtai tą problemą. Antiek rimtai, kad man reikia paaukoti savo sūnų, nes kitaip tau gresia amžina mirtis. Todėl man reikia siųsti Jėzų Kristų. Ir siuntė, ir Jėzus Kristus numirė ant kryžiaus. Jis buvo palaidotas, 3 dieną prisikėlė. Ir tuo Dievas davė antspaudą ir patikrino, kad šita auka yra galiojanti. Tai užtenka. Vieną kartą visam laikams. Ir kas dabar tiki sūnų, jis gauna nuodėmių atleidimą. Vienintelis kelias.
Todėl Jono 14:6 pas mus Gerono Jonas ant sienos rašo, gal kažkas nori pasakyti, kas ten parašyti? Esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas kitaip neina pas tėvą, kaip tik per mane. Čia yra vienintelis kelias. Jis sako, aš vienintelis kelias. Ir toks kaip yra patrumpinimas. Aš tiesiai pas tėvą, ten einu ir meldžiuosi jam ir, žinai, nebus. Dievas rūstauja. Ir tik Jėzaus dėka mes turime ramybę su Dievu. Ramybę su Dievu. Ir apaštalas Paulius čia aukštą matematiką pasakė, bandžiau taip kažkaip ir suprasti. 10 eilutė sako, jeigu, kai dar buvome priešai, mus sutaikys su Dievu jo sūnaus mirtis, tai tuo labiau mus išgelbės jo gyvybė, jei jau esame sutaikinti. Jis sako, mes buvom priešai, visai negalvojame apie Dievą, ar ne? Ir Jėzus numirė už mus. Ir ta mirtis sutaiko mus su Dievu. Ar ne? Čia yra aukščiausia viršūnė. Mes esame susitaikyti su Dievu. Priešai daugintis su Jėzų mirtimi lygu, mes esam sutaikyti su Dievu, turim ramybę su Dievu. Suprantant tą matematiką, ar ne? Ir tada jis sako, kadangi mes esam dabar sutaikyti su Dievu, nebe priešai, o sutaikyti su Dievu, už jo viskas. Daugintis ne su Jėzumi mirti, bet Jėzų prisikėlimu, čia yra daugiau, ar ne, negu mirtis, o jau Jėzus Kristus prisikėlė. Mes esam susitaikyti, daugintis su Kristus prisikėlimu, lygu kas? Ir jis sako, iš tikrųjų, čia yra sunkiai išversti. Jis sako, jeigu jau mes buvom priešai ir Jėzus mirtis blogas, ar ne, toks mirti, žinai, jau fantastiška. Ir tada, kai mes esam fantastiški, Jėzus Kristus prisikėlė, ką mes esam, nėra žodžių. Čia yra aukščiausia matematika, mes neturim skaičių, mes neturim žodžių, kaip apsakyti, kaip. Čia yra tikras gyvenimas. Sako, tikras gyvenimas. Jūs nesuprantat, ką mes gavom per Jėzaus Kristus mirtį ir būtent per jo prisikėlimą mes esam ne tik susitaikyti su Dievu, mes esam danguje. Čia yra fantastiškai gerai. Jis norėjo biškį per tokį, negalima kažkaip galutinį ten tokį žodį pasakyti, tuo jis nori parodyti, ant kiek gerai sveria jo Dievo susitaikymą ir ramybę su Dievu ir per Jėzų Kristų. Čia man irgi kažkaip labai paliečia. Dievas toks geras. Jis toks geras. Jis yra geras, kai mes tai priimam. Jis yra geras, kai mes tai atsiliepiam į Jėzaus auką. Kai mes atsiliepiam į jo kvietimą. Ateik, susitaikyk su Dievu. Nusižemink. Bet kaip sunkiai mums kartais nusižeminti. Kaip sunkiai mums kartais prisitaikyti ir taip priimti. Laiške Hebrajams 10:31 sako, baisu pakliūti gyvojo Dievo rankas. Baisu pakliūti gyvojo
Dievo rankas. Su Dievu negali žaisti, negali beli kaip ten, pažiūrėsim, kas bus. Tokia tikra istorija buvo arba yra ta bažnyčioje, kur mane išsiuntė čia į Lietuvą. Ten buvo toks vienas labai geras pamokslininkas. Jis buvo labai geras pavyzdys ir bažnyčioje, narys ir jo visa šeima buvo pavyzdinga ir jis buvo labai ir turtingas. Viskas buvo gerai, bet tada jis kažkaip apleido daugiau ir Dievo ir kažkaip ir biški paviršutiniškiau ten žiūrėjo į tą visą kitą, niekas nežinojo, tik vėliau ten mes sužinojom viską, bet tada ir jis daug ir keliavo ir vieną kartą keliaujant jis buvo pas kitą moterį ir jis nebuvo ištikimas savo žmonai ir tada kažkaip žmona irgi ten pajautė kažką ten kaip kas kur ir jis sako, ne, nieko ne, bet Dievas pradėjo ten dirbti jo gyvenime ir viskas išėjo į viršų, santuoka iširo, vaikai nebelanko bendruomenės, jis prarado darbą, jie turėjo didelį namą, jis negalėjo parduoti tą namą, kažkaip ir jam reikėjo netgi asmeninį bankrotą skelbti, pats susirgo depresija. Sunkiai. Viskas nugriuvo. Viskas sugriuvo. Ir tai yra ženklas toks, man tai yra toks kaip šokas, žinai, kaip pavojingi žaisti su Dievu. Ir kai aš kalbu mums, tikintiesiems, ar ne? Neatsipalaiduokim. Galima sakyti, dabar viskas gerai, va, čia yra, viskas šnėja, tada aš galiu biškai. Ne! Ta ramybė su Dievu turi tik tai vien per Jėzų Kristų. Ir jeigu Jėzų Kristų ten pasodinsi ant suoliuko, žinai, ir pradėsi vėl savo gyvenimą virt ir daryt, greitai patirsi, kaip tau nebus gerai. Tau tikrai nebus gerai. Dievas tave auklės ir parodys, kad čia yra ne tas gyvenimas, ne. Ta ramybė, ta šalom, viskas tvarkoje, viskas ten gerai, savo vietoje yra tik tada, kai tu eini tuo keliu su Jėzumi Kristumi. Tai yra labai, labai svarbu. Ramybė su Dievu. Ir todėl Hebrajams 3, 7-11 yra tokia labai svarbus tekstas. Todėl, kaip Šventoji Dvasia sako, jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių, kaip per maištą gundymo dieną dykumoje, kur jūsų tėvai gundė mane, mėgino ir matė mano darbus per 40 metų. Izraelio tauta pamatė 40 metų. Kiek ilgai tu esi krikščionis? Dar ne 40? Jie pamatė 40 metų Dievo darbus, Dievo stebuklą kiekvieną dieną maną. Čia yra stebuklas. Tik sekmadienį, šabo dieną buvo, ne? Bet stebuklas. Užtat šeštadienį dvigubas stebuklas, nes buvo dvigubai ir nesugedo per šabo dieną. Ne? Ir todėl aš užpykau, sako Dievas, užpykau ant tos kartos ir pasakiau, visada jie klysta savo širdyje ir nepažino mano kelių. Taigi, aš siekau savo rūstybėje, jie neįeis į mano poilsį. Ir Dievas taip supyko, kad sako, šitą kartą visi mirs. Visi. Čia buvo milijonai.
Sako, visi mirs. Išimtis 2. Kad jie klauso manęs. Visi kiti numirė ten dykumoje. Žiaurus Dievas? Teisingas Dievas. Su juo negali žaisti, negali atsipalaiduoti. Kai Dievas tau duoda galimybę, supratimą, mes galime atsiliepti. Ne, mes turėtume atsiliepti. Mes turėtume taip daryti. Mes turėtume gyventi pagal jo valią. Mes negalim sakyti, čia aš dabar kažkaip gyvensiu savo gyvenimą ir tada, kai man reikės, tada šauksiu jo vardo. Apie tą buvęs pamokslininkas, jis pabaigoje ir pasakė, jis sako, nebegirdžiu Dievo, nebepatiriu, kad jis man kalba, Dievas nusisuko nuo manęs. Žiauru, kai ne tu, o Dievas nusisukos nuo tavęs. Tai yra tikrai žiauru. Bet iš kitos pusės taip laimingi ir gerai, kai mes turim ramybę su juo, kai viskas tvarkoje, kai mes turim tą džiaugsmą joje, jame. Ir 4 punktas. Pirmas buvo, mes turim ramybę dėl ateities, kas bus rytoj, ar ne, sakykim, danguje, ramybės dėl, kas vyksta šiandien, ramybės dėl praeities, mes esame išgelbėti iš Dievo rūstybės. Ir 4 dalykas yra, kadangi šita ramybė pilna manyje ir aš džiaugiuosi tuo, aš noriu ramybę skleisti kitiems. Aš noriu kitiems papasakoti, kad jie turėtų irgi tą ramybę su Dievu. Aš noriu būti ramybės nešėjas. Aš noriu būti toks taikdarys ir nešti tą šalom kitiems, ten, kur aš esu, ten, kur aš turiu įtaką. Skaitysiu kelias eilutės, pavyzdžiui, 12 skyrių Romiečiams, 18 eilutė. Romiečiams 12, 18. Ten mes skaitome, kiek įmanoma ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite ramybėje arba taikingi su visais žmonėmis. Dievas, jis nori nešti tą ramybę. Ir neseniai buvo Kalėdos, ar ne? Ką angelai pasakė piemenims? Ir ramybė visai tautai. Ar ne? Visą žemę netgi, ar ne? Ramybė. Jis neša ramybę. Dievas yra ramybės nešėjas. Jis kovoja, jis pergyvena dėl to, kad ramybė būtų. Ir todėl sako ir jūs. Taip pat kovokite už tai, kad būtų ramybė. Būtų taika. Kad būtų šalom ten, kur jūs esat. Neškite šalom. Kovokite už šalom. Toliau 14 skyriui, irgi laiškai Romiečiams 19 eilutė, 14 skyrius 19 eilutė. Tad siekime to, kas atneša ramybę ir pasitarnauja tarpusavio ugdymui. Siekime to, kad atneša ramybę, ugdo kitą. Sako, koncentruokitės į tai, nes tai yra taip svarbu. Ar tu turi tą ramybę, tada tu gali tą ramybę toliau perduoti. Jeigu neturi ramybės, ten, kur tu eisi, ten nebus ramybės. Jūs esat patyrę, žinai, kartais būna tokie žmonės, kai jie ateina kažkaip neramybė ten ateina į kambarį, žinai, kažkas tas žmogus ten neša tokį, žinai, nežinau, ten viskas ten netvarkoj tada gaunasi, viskas ten įtampoj. Bet jūs neškite ramybę, kad būtų aišku, kad būtų ramu, kad būtų aišku, kas vyksta ir kur kas yra. Jokūbo 4:6. Čia irgi labai įdomi eilutė.
Bet jis duoda dar didesnę malonę ir todėl sako, Dievas išdidiems priešinasi, o nuolankiesiems teikia malonę. O čia yra apie Dievą, ar ne, kad jis priešinasi, kad jis kovoja, netgi aktyvai kažką daro. Ne tik, kad nusisuko, paleidžia, neatkreipi dėmesį, bet jis būtent atkreipi dėmesį ir jis sako, aš dabar tau parodysiu, kaip jeigu tu esi išdidus, tai pavojingi gyveni. Bet kitą eilutę aš dar radau. Ibrahim 12:14 turbūt. Siekite santaikos su visais, siekite šventumo, be kurio niekas neregės viešpaties. Siekite santaikos su visais. Bet ir dar kažkaip neberandu tą eilutę. Užsirašau, bet dabar pamečiau. Parašyta, kad jūs rūpinkitės ramybę, o rūstybę paliekit Dievui. Dievui tą rūstybę. Jis rūstauja. Jis čia yra Dievas ir sako, žinai, mano užduotis yra rūstauti, rūpintis, kad būtų tiesa, nes dažniausiai mes esam, ar ne, kažkas blogą padarė mums. Jūs turėtumėt atleisti kitam, bet ne taip, kad čia yra padovanoti jam, jis yra teisus, jis neteisus. Jis blogai padarė, bet jūs neatkeršysit, ar ne? O Dievas tai padarys. Dievas sako, čia aš parūpinsiu, aš čia padarysiu tikrą teisingą tvarką, ar ne? Kelinta? Ai, 12. Sekanti, taip, Romiečiams 12:19. Reikia tik biškį toliau skaityti. Romiečiams 12:19. Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai rūstybai. Nes parašykite, mano kerštas aš atkeršysiu, sako viešpats. Viešpats taip sako. Turim ramybės su Dievu dėl to, kas bus po mirties, dėl to, kas dabar vyksta, dėl to, kas įvyko vakar ir anksčiau. Ir nešam tą ramybę kitiems. Aš noriu pabaigti ir pasakyti, kodėl mano draugas turėjo tokį vardą. Yra irgi istorija. Tas vyras, jis buvo Vokietijoje nusikaltėlis. Stiprus nusikaltėlis. Aš dabar nepamenu, kodėl jis pabėgo nuo policijos. Jis slėpėsi ir daug pabėgo nuo policijos ir jis suprato, aš nebeturėsiu gyvenimo, aš turiu tik tai slėptis. Jis pabėgo į Pietų Afriką ir ten rado Dievą. Arba Dievas rado jį, arba jis ten suprato, man reikia Dievo, aš esu nusikaltėlis, aš esu nusidėjėlis prieš Dievą. Ir jis rado tą ramybę. Jis suprato, aš turiu dabar ramybę su Dievu. Kas gali būti geresnis? Ramybė dėl ateities. Ramybė dabar. Ramybė dėl viskas, kas buvo blogai padaryta praeityje. Ir aš noriu nešti tą ramybę ir jis įkūrė ten šeimą. Pirmas vaikas gimė. Ir jis sako, mano vaikas bus ramybės nešėjas. Jo vardas yra ramybė su Dievu vien per Jėzų Kristų. Ir tas vaikas užaugo ir jis įstojo į teologijos seminarą su manim. Mano klasė buvo. Jis buvo ir yra tas nešėjas, jis evangelistas, kuris neša šitą ramybę kitiems. Tas vyras, jis buvo toks pilnas, ta ramybė, jis suprato,
ką apaštalas Paulius čia parašė, todėl jis pavadino savo sūnų tokį vardą. Ramybė su Dievu. Ar tu esi pilnas Dievo ramybės? Ramybės su Dievu. Geriausia negaliu palinkėti. Ramybė su jumis, su Dievu, vien per Jėzų Kristų. Amen. Pasimelsiu. Dieve, ačiū tau labai už tavo žodį, už tą ramybę per Jėzų Kristų. Tai yra nuostabu. Ir tikrai nenusipelnėm. Tikrai ne mūsų nuopelnas. Tai yra tavo. Mes vieną dieną supratom. Pas mus buvo tokia. Šiandieną, kai išgirstit mano balsą, taip, ir mes tada išgirdom ir mes atsiliepėm. Ir tu įdėjai tą ramybę, dievišką ramybę į mūsų širdį, dėl ateities. Ir dabar, ir mūsų praeities. Ir mes norim nešti tą ramybę kitiems. Norim nešti tą ramybę ir kitiems metams, kur mes dabar greitai ir pradėsime. Ir kas buvo blogai šiais metais, Dieve, atvedam į tavo rankas ir prašom atleisk. Ir duok mums vidinį ramybę dėl to. Ir tu vesk mus ir toliau. Ačiū, kad šiandien turim ramybę su tavim. Per Jėzų Kristų. Ir linkiu, kad kiekvienas, kuris išgirdo šitą pamokslą, ar dabar, ar vėliau per ekraną, kad tai paveiktų jų širdį, kad jis kreiptųsi į tave ir susitaikytų su Dievu per Jėzų Kristų.